Labas rytas, labas rytas. Nu ką, trečia diena prasideda. Labai fainai pamiegojau, pavalgiau košytės ir ruošiuos keliauti į Biržus. O Biržai randasi už 65 kilometrų. Manau, esu pasiruošus ir valgio pasiruošus. Jeigu išalksiu per tuos kilometrus, tai iš poros trejetų valandėlių turėčiau jau ir, jeigu viskas gerai, būti Biržuose. Biržuose pavalgau ir tada į Germaniškį. Gerai, viso gero Rokiškį. Iki kitų kartų. Nežinau, ar matosi, bet čia pilna danielių ar berniukų. Pilna. Gaila, kad nesimato. Žodžiu, išvažiavau aš po 7 kažkas tai. Ar 7 arba po 7 kažkiek minučių. Nu tai ir važiuoju ten, kur mašinas važiuoja, nes nežadu šiandien trintis žvyrkeliais. Liau. Reikia padėti nuo kelio nutraukti. Na, ištaškyk čia. Jotus, vargšytus. Man čia su kuo patraukti. Nu, šiaip ne taip patraukiau, bet turbūt nukelsiu tenais šį vargšą. Nu, žodžiu, patraukiau už tą gyvūną, bet prieš patraukiant žmonės važiuoja iš kitos pusės. Aš jiem jau mojuoju, kad apvažiuoti. Ne, kur tau važiuoja tiesiai per tą vargšą gyvūną. Gerai, kad dar per vidurį. Tai nesutraiškė bent jau prie manęs. Nežinau, nutempiau ant žolytės ten. Vargšiukas. O čia tokiais greičiais žmonės važiuoja, kad čia kažkoks siaubas. Gerai, kad dar mane aplenkė. Ta prasme, ne visai šalia važiuoja, pristabdo dar jeigu mašiną ir tada aplenkė. Žinau, kad čia nelabai
gerai važiuoti dviratininkams lentų, bet ką man daryti? Kaip man važiuoti per Žvyrą? Per Žvyrą, per kalnus, ne. Realiai, jeigu čia mano vienintelė transporto priemonė, tai kaip man keliauti tada, pavyzdžiui, į darbą? Gal aš dirbu, gal aš gyvenu Rokišky, bet dirbu Biržuose. Nu, tai kaip man nuvažiuoti? Žodžiu, 12 kilometrų nuvažiavau. Nu, 2 kilometrais greičiau negu vakar 10. Tai reiškia tie kalniukai. Žvyrelis. Žinau, kad bumbų daug. Pati norėjau, pati išvažiavau. Bet jo, majo. Bet Google Maps'as rašo atsargiai. Dviračių kelias gali būti ne visada atitikti, ne visada gali tikro vaizdo, kaip man vakar buvo. Tai ten tai tikrai neatitiko. Gal kažkada dar keliukas buvo, fotkiai matė, kad yra. Ir nupiešė. Beje, vakar pamiršau pasakyti, kad nuo dviračio buvau nulipus ir jį tempus. Gal jau po 13 kartų to nepaskaičiavau, bet man atrodo kokie 20 kartų bus. Nu gal nebus 20, nu gal ir, blemba, nežinau. Tarp 18 ir 20. Per 100 kilometrų. Nu čia yra nemažai, sakyčiau. Taip pat. Iki Rokiškio kelias buvo baisulingas. O dabar va minu. Nenoriu išdžinksinti. Nenoriu nieko sakyti. Bet fainas keliukas. Mašinų nėra daug, bet dar tik tais 8:30 tuoj bus. Tai gal aš dar Rokiškio ir Biržų nevažinėja tai baisiai tos mašinos. Sek 60 kilometrų į darbą, kažkai kas važinėja. Tokius atstumus. Jo, 20 kilometrų. Nusprendžiau kas 20 kilų sustoti ir kažko tai užkasti. Tai dabar užkasiu šitą. Fruit puree. Galvoju, kad 20 kilų sustoti ir taip gal nepavargsiu kaip vakar. Banana, pineapple, apple ir mango. Šiaip labai neblogi tie lidliniai. Man tai patinka.
Nu dar viena partrenkta. Eina šikt. Trauk nuo kelio reikia. Eik. Katytė. Nu ką tik patraukiau dar vieną gyvūną nuo kelio. Zuikis partrenktas. Oi, 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 oi. Dirbu varo darbą, nepasiimu. Oi, žiauru. Tikiuosi daugiau neteks sutiks kokios stirnos ar dar ką nuo keliai. Nu ką, 40 kilometrų. Fruit juice. Protein juice. Valgom. Nu, neskani košė. Grynai tokia košės piurė su kokoso drožlių priedais. Tokia... Nėra neskani, bet taip duočiau kokius 5 iš 10. Bet ten proteininis toksai grynai. Dėl to man tai apskritai tie proteininiai batonėliai nelabai man patinka. Dar turiu vieną... jaučiuosi privalgius. Dar turiu vieną čija sėklom. Tas toksai labai lengvas, purus toksai. Nu tai va dabar kem 1 kilometras. Nu ir dar 24 kilometrai iki Biržų. Ir Biržuose pavalgysiu pietus. Ir tada iš Biržų į Germaniškį kokios 3 valandžiukės geros bus. Tai va. Toliau važiuoju. Važiuoju pavalgyti į gastrobarą. Kažkokį čia GPT rekomendavo. Tai 800 metrų dar iki jo. Padaryti šiam 4 kilometrai. Tai geriuką gal suvalgyčiau su keliais pepsiais. Nes reikia jau energijos pasikrauti. Tas ištisas minimas. Bet tikrai geras kelias. Nenuvargau. Nu, nuvargau, nes paskauda, aišku, šikna. Bet bent kalnų nebuvo, šiaip greitai atvažiavau. Ir... Nu, blemba greitai.
5 valandos. Negi tiek. Nu, nelabai greitai, 5 valandos. Atmyniau. Nu, bet... Nu, čia vien minimo, be sustojimo. Iški daugiau, realiai. Gerai, važiuoju. ChatGPT pasiūlė šitą variantą, tai pasižiūrėsiu, užsakiau burgerį. Pasidėsiu biškutį, čia pasilikau savo dviračiuką. Tokiam stosiu ir keliausiu toliau, liko apie 35 kilometrus. Tai turiu laiko šiek tiek pailsėti, valandžiukę gal atsipūsiu. Keliausiu toliau. Nu, pajudėjau toliau. Tai pasirodo, liko 23 kilometrai tiktais. Iki Germaniškių. Pasižiūrėsim, noriu nuotaiką čia padaryti. Pasižiūrėsiu, kiek gal bus kokia šventė, šiandien joninių išvakarės. Gal nueisiu laužą, pasižiūrėsiu, kaip kepa. Kūrė. Kol kas tęsiasi dviračių takas. Kiek žiūrėjau, gan toli jisai čia eina. O gal čia jau ir pabaiga. Palauk. Kaip gražiai mėlynuoja. O, į uostą atvažiavom. Labai daug įvairių įdomių pavadinimų miestelių, kaimelių. O dar kiek nežinom. Kas pernai metai man įsiminė ledai. Kaimukas toksai buvo, atsimenat, kas žiūrėjot. Kokia bažnytėlė. Kočienai. Ne, čia ne Kočienai. Čia dar Suostas. Tai Suosto bažnytėlė. Esu pravažiavus jau 81. Rodo čia. 81 km. Ir galvojau, sustosiu prie bažnytėlės, sugerti savo
Šiandieną paskutinio fručio. Ir tuo pačiu pailsėsiu, čia liko 6 kilometrai su biškiu. Atrodo, kad čia yra. Bet jau skausmas šiknos. Labai skauda. Gerbaniškis, valio. Tiesiai nuvažiavus būtų Ryga jau, ne Ryga, atsiprašau, Latvija. Gal rytoj pavažiuosim, kirsim sieną, o šiandien važiuoju aš į savo nakvynės vietą. Taip kad žiūrėsim. Ir atvažiavom. Tvarte turbūt miegosim kokiam. Einu pasivaikščioti link į Latviją. Į Skaistkalnį. Skaistkalnis vadinasi. Turbūt čia. Nueisim, pasižiūrėsim, ar kažkas vyksta ar ne. Gal nueisiu kažkur pasėdėsiu, kažko užkąsiu. Nors nelabai noriu po to burgerio. Dar anksti kaip ir. Pasižiūrėsim. Skaistkalne. Latvijoje aš. Žinau, ar labai noriu lipti šitais laiptais. Kadangi jau atėjom. Čia kryžiaus keliai. Keistas namelis užeiti. Tonight, I don't know what you've been waiting on. I don't know how long the silence has lasted. But I came with a word from heaven. The look delayed was not denied.
what looked like silence was Aišku. gone. Labai karšta labai. So lift your hands right where you are. Declare this. Bet jau vata yra. Nu. Bažnyčia graži. Čia tai gražus sodas. Sodelis padarytas. Nu, gal ir vyks čia kažkas tai, bet dar ne dabar. Ir aš matau, kad aš čia pavalgyti niekur negausiu. Na ką. Latvija aplankyta. Skaidrėlis, gal pamiršau. Žodžiu, Latvija aplankyta, bažnyčia aplankyta. Grįžau į savo trobelę, balkoniukį. Vienas blogas dalykas, čianais nėra ryšio. Labai blogas. Užkrauna. Ir, kokia nosis raudona. Ir žodžiu, išėjus tik tais, va čia va, čia va kažkur tai gal biški kažką gaudo. Tai ne kažką. Eisiu jau išsivirsiu makaroniukų, nes neradau niekur pavalgyti. Ateisiu čia į balkoną, pavalgysiu. Ir eisiu ilsėtis jau. Tai šiandienos kelionė tokia pavykus, gan sakyčiau, anksti čia atsiradau. Nuobodus kelias, nežinau, kiek kontento čia padarysiu. Tiesiog plentu tiesiai. Ir viskas. Tai vat, bet vis tiek pavargau, labai skauda kojos, dabar jau vos laiptais užlipu. Tai kaip rytoj bus link Pakruojo, nežinau, kažkaip bandysim suktis. Tai vat, tikiuosi pavyks video padaryti. Dar liko 4 dienos. Bet mes stiprus, išlaikysim, ištversim. Viskas bus gerai. Tad gero vakaro, ryto, pietų, nežinau, kada jūs žiūrėsite šitą. Jeigu žiūrėsit mano šitą video, tai iki pasimatymo.